Užsiregistravo 109, balsavo 107, už 103, prieš nėra, susilaikė 4. Įstatymo projektui numeris 15P 432 pritarta. Nuo šonio mikrofono Eugenijus Gentvilas. Prašom neišsiplėsti. Ačiū. Tikiuosi, Juozas nepradės Kremliaus agentais vadinti, kurie nebalsavo ir taip toliau. Tikiuosi, kad taip nėra kuriamas naratyvas. Aš labai džiaugiuosi, kad pritarta šitam gynybos fondui. Bet liberalai, jeigu pritartų šitam gynybos fondui tokią redakciją, reiškia, mes pritartumėme tai mokesčių reformai, kuri duoda labai mažai pinigų gynybos fondui. Mūsų įsitikinimu šita mokesčių reforma galėtų gauti mūsų palaikymą, jeigu didžioji dalis pinigų būtų keliavusi į gynybos fondą. Kadangi keliauja kita kryptimi, mes nepalaikome mokesčių reformos, tuo pačiu negalime palaikyti ir galutinio rezultato, tai yra labai mažai besikaupiančių lėšų gynybos fonde. Ačiū, Domas Griškevičius. Na, negaliu nesureaguoti ir apie gerbiamus liberalus šiek tiek. Vat jūsų išklausęs pasisakymų, Gentvilų šeimos, 2 kartų atstovų. Na, klausykit, dviveidiškumo viršūnė, jūs ką tik kalbate. Visų pirma, jūs sakote, kad nepalaikome mokesčių viso paketo dėl to, kad per mažai į gynybos fondą. Todėl sakot, kad per mažai, todėl išvis nepritarsim. Nesvarbu, kad yra keliama ir siūloma. Kitas dalykas, aš tik tai priminsiu, kad buvot praėjusiai kadencijai valdančioji daugumoj. Ir štai matau buvusią finansų ministrę Gintarę Skaistę turbūt patvirtins, kad būtent liberalai buvo ta politinė jėga, kuri nesiėmė, tiksliau stabdė mokestinės įvairias reformas. Ir šiandien jūs, kaip sakot, šleiva, bloga ar kažkokia, bet jinai vyksta ir yra surenkami papildomi pinigai į biudžetą ir tai pačiai gynybai. Taip kad gerbiami liberalai, būkite atsakinga jėga, daug metų tokia buvot, bet aš matau, kad norit būti populistais ir dėja tai jums netinka. Būkite atsakingi. Kalbate apie, kad trūksta pasiūlymo. Kur jūsų pasiūlymai į tą biudžetą surinkti? Dėkui. Kur konkretus pasiūlymai papildomai į biudžetą surinkti? Jūs dabar sako, tą, ką jūs pasiūlėte papildomai surinkti, nukreipkite į gynybą. Bet o ką liberalai pasiūlėte? Jūsgi kalbate apie 4% BVP. Dėkui. Remigijus Žemaitaitis. Ačiū, gerbiama posėdžio pirmininkė. Na, rytiniai posėdžio metu konservatorių partijos lyderis pasakė, pažiūrėsi, kada buvo balsavimas dėl ribotų draudimų Rusijai, buvo pasakymas, pažiūrėsime, kokie Seimo nariai yra vadinama 5-oji kolona. Tai niekaip negaliu patikėti, kad vis dėlto šiandien įsigrino ir liberalų sąjūdis ir tapo tikroji 5-oji kolona, kurie kalbėjo apie gynybą, kad jie sakė, kad jie rūpinsis gynybą, kokie jie nuostabus ir panašiai. Niekaip negaliu atsistebėti, kad vis dėlto tikrieji valstybės išdavikai, tie žmonės, kurie jiems nerūpi valstybės gynyba, saugumas, tai yra būtent liberalų sąjūdis. Tai gerbimieji, Nemuno aušra, ta politinė jėga, kuri važiavo po Lietuvą sausio vasarį mėnesį, braižiant tos lentos ir sakėme, kad šiandieną iš surinkamų mokesčių ir pakeičiamų 5% mes negalim surinkti gynybai. Vienintelis papildomas finansavimas, tai jeigu Europos vadovų taryba ir Europos komisija pritars ir suteiks mums papildomą fiskalinės drausmės skolinimosi galimybę. Šiandieną tas ir yra. Tai sveikinu Seimo 5-ąją koloną, liberalų sąjūdis. Tai tikrai galite susidėti dabar lentutes ir tas kepurinės tokias milinės susidėkite. Ačiū. Nuo šonio mikrofoną krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, prašom. Aš tik noriu, kolegos, priminti, kad žodžiai nieko nereiškia, jeigu jie nėra padengiami darbais. Tai labai patriotinis flangas paliko mums 3,03% gynybai ir tokią projekciją. Ir mes dabar turim 4,04% šitą vyriausybę ir šitą blogą koaliciją, kurią jūs kritikuojat. Aš suprantu, kad nespėju ateiti turbūt į kiekvieną Seimo posėdį, bet kai ateinu, išgirstu tokių labai įdomių dalykų, kurie kelia klausimą, ar nesat alternatyvio realybei. Tai iš skolintų pinigų man iš esmės šioj situacijai visiškai nesvarbu, iš kokių pinigų, man svarbu, kad aš galiu daryti mokėjimus ir kad mes galim turėti diviziją ne 40-ais, o 30-ais metais. Ir jeigu kalbam apie gynybos fondą, tai iš to gynybos fondo ateina papildomos lėšos. Tai tai, kad mes turėjom 4% suprojektavę su papildomais 800 milijonų paskolintų lėšų, nesupranta turbūt, kad per 24 valandas neperdarysi biudžetą. Tai prie jų dar prisidėjo 116 milijonų eurų būtent per gynybos fondą iš Lietuvos banko pelno.
ir mes turėsim 4,04% gynybai šiais metais, didžiausia suma, kokia buvo kada nors. Tai kaip nors susivaldykim savo fantazijose. Ačiū. Dėkoju Doviliai. Nuo šonio mikrofono Laurynas Kasčiūnas. Ačiū labai. Aš porą dalykų būčiau kažkaip su ministrė nepolemizavęs, bet ministrė, jūsų uždavinys yra pirmiausia savo pirkimais ruoštis ne pasenusiam karui. Štai jūsų pagrindinis uždavinys. Vystyti nacionalinę gynybos mintį, ruoštis visuotiniai gynybai, taikyti technologijas, taikyti inovacijas. Viso to kol kas tikrai nėra. Mes atsakingai pasižiūrėjome visą šitą procesą, jūs tą matėt, palaikėm kai kurios mokesčius, kuriuos mes manom, kad jie yra teisingi. Mes teikėm siūlymus, kiek žinau, lyg ir vyriausybei įrėsi siūlymas dėl įsiterpusios valstybinės žemės įveiklinimo. Pasiūlėm giliau pasižiūrėti į valstybės valdomų įmonių rezervus ir galimą jų panaudojimą gynybos reikmėm. Ir kaip jūs matėt, mes balsavom už gynybos fondą. Tai, mėlieji, mes, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, buvom dalykiški, konstruktyvūs ir netgi dėjom, būdami opozicija, ant stalo pasiūlymus, ką reikia padaryti. O pabaigai, mielas Remigijau, vis tik tai istorijos nesuklostosi, išdavėt savo rinkėją, balsavot už nekilnojamo turto mokestį, kalbėjot apie tai, kad Nemuno aušra 2 metus jokių mokestinių sprendimų nerems. Ir man atrodo, jūs nuvylėt ne tik savo rinkėjus, bet ir mus kaip jūsų kūrėjus. Jūsgi mūsų projektas. Tai aš tik noriu šiandien oficialiai patvirtinti, kad Nemuno aušra visą laiką buvo mūsų projektas. Gaila, kad toks nevykęs. Ačiū. Dėkojame. Nuo šonio mikrofono Simonas Gentvilas. Gerbiama Dovilė, norėčiau atsakyti ir jums. Viskas tvarkoje. Niekada pozicija ar opozicija nekvestionavo poreikių. Tam turėjome ir uždarą posėdį. Ačiū už jį, daug iš tikrųjų sužinojom. Mes kvestionuojam būdą surinkti. Ir mums kaip liberalams atrodo, kad sustabdžius ekonomiką su šituo paketu, o taip nutiks kaip Estijoje, kas bus kaltas? Krašto apsaugos netinkamas finansavimas, netinkami ištekliai, netinkami resursai. Tai, apie ką šneka daugelis dabar klaidas padariusių valstybių. Ir čia ne apie krašto apsaugos poreikius kalba. Mes su jais susitapatinam, juos antrinam, bet su metodais, kuriuos pasirinko. Ir gerbiamas finansų ministras, ar dauguma ateitų bent į opoziciją pristatytų, paprašytų, įtrauktų. Atėjo finansų ministras tik tai svarstymo stadijoje su opozicija pasikalbėti apie šitos dalykus. Taip nedaroma, kai norima, kad balsų užtektų visiems. Ačiū.